Pradedam 5 reels seriją apie Vinted. Čekius 2,5 tūkstančio eurų ir tuos nekaltus aš čia tik savo daiktelius pardavinėju. Tai čia šiandien pirma dalis – čekiai. Žmonės piktinasi po mano reelsiukais, tai dabar dar ir drabužių čekius turėsiu rinkti dėl VMI. Pala. Brangesnio daikto čekį normalu saugoti net tada, kai apie Vinted dar net negalvojama. Nusipirkai batus už kelis šimtus eurų, po metų jie nusprendė, kad gyvenimas kartu buvo klaida ir padas atsiskyrė nuo bato. Jeigu prekė nekokybiška, per 2 metų garantijos laikotarpį galima kreiptis į pardavėją, bet reikės pagrįsti, kada ir kur prekė buvo pirkta. Štai tada čekis staiga tampa nebereikalingų popierėlių, o labai mielų dokumentų. Kasos kvito stalčiuje marinuoti nebūtina, jį galima nusifotografuoti, svarbu, kad matytųsi pardavėjas, data, prekė ir jos kaina. Nes banko išraše dažnai matosi tik parduotuvė 150 eurų pavyzdžiui, o kas pirkta? Paltas, 3 kelnės, kvepalai, o gal dar ir draugės batai. Taigi čekius saugoti verta pirmiausia ne dėl mokesčių inspekcijos, dėl savo pinigų. Antroje dalyje kalbėsim, kas iš tikrųjų nutinka, kai Vinted pardavimai per metus viršija 2,5 tūkstančio eurų. Iki pasimatymų.